Labas ir visų gerų. Laidą baigiam. Šiandienas netoli Plungės, Šateikius, buvusio karinė bazė. Sprendžiu po ilgą laiką vėl atvažiuoti, apžiūrėti, kas dar čia yra lieki, arba ko nebėra. Padarysim šiokį tokį ekskursijai. Šateikių bazė ir pakankama didelė. Ir kels, sakykime, Plungės kodas, sakykime, dalin į dvi dalis. Šiandieną būsiu kairė pusė, pabandys apie tai apžiūrėti. Pradžio varysim čia. O jeigu bus dar laika ir nebusim pavargi, nuvarysim pažiūrėti dar rytom posė. Tai jauni medelė. Slep. Eina tokį įdomį dalyką. Kalniuks, o ten pano yra Rusys, skleps. Čia iš akmenų vadėti pamata, pabandykime užėti pažiūrėti. Kažkoks tritons. Dar išliekis betoninis kels. Ir šiandien tokia graži pavasariška diena. Čia va tokia sankryža. Tas kels ten, aišku, teisė. Čia kažkur irgi bunkeris yra. O gal ir ne, gal net tam įsukim. Bet va čia tos krūmus yra įdomi kolona. Betoninė plokštė. Įsižiūrėsit. Matos kapiliktovo kontūrą. Vadinas kažkas buvo nupaišyta. Ir plus dar kažkoks raidis. Čia gal data 1900 kažkiek tai. 1900 gal 41 metą. Tiksliai nebeatsimenu, bet man atrodo, kad pirmas angaras pažemėnis slepas kažkur čia. Tai mes ir patikrinsim. Blemba nebeatsimenu tiksliai, bet jeigu atmins nepaveda, tai kažkur čia ir turėtų būti. Nesimata, bet už medžių kalvelį matos kalnas. Tai ten ir yra. O čia rytas. Pirmais angaras, kad aplankysim. Abejoju, ar anam buvo laikoms raketas. Nes labai mažas durelis. Tiesiog žmogų priet ir viskas. Lapė, numarusi. Ilgo nebūnam. Neįtikėtina. Mėtos žals paudėlis. Aišku, prarudėjęs, bet galbūt kareiviškas. A ne. Čia kažkaip griuvėse.
kap turėti atsargę. Jeigu nepažiūrėtum savo po kojom, įsivaizduojat, užmaskuota, žuolis užaugus ir šulinys. Toks baisuoklis. Kapinieka. Įdomaus, seinas buvo mėlyna nudažytas. Galėtum tveršos palėpti. Čia palapėms toks. Bet nematau prasmės laipioti. Gal ir pavojinga. Įton skylį šitą. Įlysti galiam. Vėl mėlyns tunelis. Katras vedė į pelkes. Einam iškoti dar vieną angarą. Tas daug didesnis, su dideliom durim. Tam požeminiam angarį galėjo būti iš tikrųjų laikoma raketa. Ir galbūt ne veina. O kažkur čia. Jeigu bėra, jeigu nenugriuoja nieks. O dar viens. Čia daug mažesnis. Bet kitų pusė. O. Pasižiūri pagal viežas, trapužių iškliuva už šakos. Palei viežas kažkas važiuoja su mašina. Ir ten kažkas įsukriauta dar. Bitininkas pasistatys, susivežęs avilius. Ir ant žemės 100 bėčių. Perėsiam į kitą posį, pažiūrėsiam. Blemba. Tušti kažkai. Šiandien kiaura. Iš tos pusės pasižiūram, pasižvalgom. Niek įdomaus. Maunam į priekį, paskaičiuosim, kiek metrų yra visas angaras. Nu, sakykime, ilgis 100 metrų. Bišk pervažiuoju kitą posį. Betonauts kelt. Vis toks zigzagas padaryt. Ir seniau tų kelių važiuodavo rusų kareivės. Bišk iškėlį, nes pastebėjau tik duobį. Matyt, kažkoks pastats stovėjo. Enu keliu ir žiūriu. Bet tokį pelkį duom. Yra nukrėti arba specialiai permesti drostą. Iš bėdos galėtum per tą kanalą peršokti į antrą pusę perėti. Bet nėra prasmės sėti. Čia, kiek suprantu, to aikštelė buvo vadinams placus. Ir čia susmėrdi ruskė
žygiaudavau, paradus savo kažkokius, ane, rikiuotis kažkokius atlikinėdavau. Ir negana tuo, čia iš tava pasižiūrėjus, tarptų eglis alėjas, už tų medžiotojų bukštelį matos kažkokį kluoną. Čia kareivė žygiaudavau. Ir matytum akmens, ant to fundament buvo kokį nors blemba. Ten būdavo užrašyti kokį nors žodžią, šlovinant Tarybų sąjungą, rusų kareivį susmirdus, Leniną kokį, Staliną. O mes negarbinsim tokių šūdo gabalų. Išėnu į kažkokį didelę aikštelę. Ir mano manimu čia galėjo būti garaža, autoparks. Įveina iš raketų paleidimo aikštelę. O, pilna vandens. Iš tos aikštelės galėjo paleisti raketas. Visa ta aikštelė išpilta pylimų. Turbūt, kad ugnis ar kokius dujus nepasisklęstų šonus. Ir čia turėtų, pavyzdžiui, va, pačiam centre buvo vadinams tas paleidimas stalas, toks metalinis, kaip žvaigždė. Čia privažiuodavau su mašina ir prikabindavau prie to stalo, vadinam, to pastatydavau raketą. Ir iš patį centrą čia tos vietas ant turėjo pakelti. O tam namelė, kiek mes spėjam arba galvojam, galėjo būti visas tas toks, biškai giliai, kaip į valdymo pults. Nežinau, paleidėjimą kažkoks tai, ne? Nes pratau skylį. Va, čia kur matos į patį centrą. Matyti, ją daug kažkai laidą. Kažkur žosis ar gervis. Jau pradėti temti kažkiek tai, bet dar pakankamai švėjus. Ir žiūriu, ėdams, kad kažkoks kaip bunkeris. Nežinau, ką mums įskirt. Ar čia šaudimų, ar stebėjimų. Tikrai neįsivaizduoju kam. Bet čia kažkas įbovė arba kokį ambrazūrą. Arba, nežinau, koks stebėjimų lungėlis. Nes iš čia žiūrint, ten va jau yra ta paleidimo aikštelė. Buvo medienis duris kažkodėl tai. Daug plytų, mėtos. Myliu. Nekenčiu bobų. Tarp visokių šudeliokų pastebėjau kažkokius piperiukus. Jau kaip ir išalkau, norėčiau valgyti. Ir jau kaip ir visko apžiūrėjau čia. Teikiai, ką žinojau, teik apėjau. Aišku, gal dar kažkur yra kokio nors tų bunkerių, nes
keliokų čia, ten į mišką, visus pusius. Visų nepėsi, neapžiūrėsi, bet skubu link mašins. Šiandieną gal ir užteks. Smagu, jeigu pažiūrėjot. Dar smagiau, jeigu patik. Va, šiam kartu tiek. Iki kitą kartą. Leisiu, kad tavęs nepastebėjau. Juk laukiau ne tokios. Tavęs nepastebėjau. Taip trokštamos, brangios. Ir taip šaukiau tave vardu. Žiūrų keli mėtų saga kažkokį. Pakelu. O čia prašyta. Mūs. Sutamp. 81. Čia pasirodo. Lyg tai su inkaru.